Sveiki, mėly ne tik tave žiūrovai. Su jumis profesijos studentas ir reporteris Antonas. Šiandien mes pradedame eksperimentą. Išgyvenk už stipendiją. Aš metu iššūkį 160 litų ir pasistengsiu už juos išgyventi visą mėnesį. Sakykit, ar manoma išgyventi už lietuvišką stipendiją? Baikit, gal jūs juokaujat, aišku, kad ne. Ne, tikrai ne, jokių būdų. Tikrai ne. Tai aišku, kad neįmanoma. Kaip jūs įsivaizduojat? Paklauskime Lietuvos studentų atstovybų sąjungos prezidentės Indrės Vareikytės bei Lietuvos universitetų rektorių konferencijos pirmininko Romualdo Ginevičiaus. Kaip jie mano, ar įmanoma išgyventi už lietuvišką stipendiją? Be abejo, kad ne. Ir dėl to aš iš tikrųjų labai daug kovoju, kad ta stipendija būtų pakelta ir kad jeigu tai yra vadinama stipendija ir jeigu tai yra vadinama valstybės parama, tai neturėtų būti juokinga ir labiau tyčias iš studentų, o iš tikrųjų turėtų būti reali parama, arba tiesiog tada nereikėtų apsimetinėti, kad studentai yra remiami. Šitas klausimas labai prasmingas, tarp kitko, ir jis tik yra ledkalnio viršūnė. Kas slepiasi už to? Be abejo, neįmanoma. Matematika paprasta. Vienas studentas, viena vidutinė stipendija, vienas mėnuo. Kas liks iš studento po 160 litų dydžio dietos? Kada plyš studento kantrybė? Taigi, šiam kartui tiek žinių. Gyvensiu vieną mėnesį už 160 litų. O jeigu tu turi pasiūlymų, kaip man tai padaryti, rašyk info@netiks.lt. Iki susitikimo. Ate.